Sveiki visi prisijungę prie Pokyčių namų YouTube kanalo. Šiandien su manimi yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė Agnė, kuri prisistatys ir papasakos apie savo darbo metodus. Tai labas, Agnė. Labas, Igne. Tai ačiū, kad sutikai su manim pasikalbėti ir papasakoti apie save mūsų klausytojams. Jiems tikrai manau, kad yra labai smalsu. Tai gal gali ir papasakoti, tai kaip nusprendei tapti psichologė? Norėjau būti psichologė nuo paauglystės, iš tikrųjų, labai traukė vaikų psichologija ir iš tikrųjų dar ir sociologija labai patiko, bet visgi pasirinkau psichologiją kaip kryptį. Tai istorija tokia, kad nuvedė gyvenimas į Anglijos mokslus, tai ten pasibaigiau visus ir magistrą, ir bakalaurą, dar ir mokyklą baigiau ir kaip tik mokykloje man reikėjo pasirinkti 4 dalykus, tai pasirinkau sociologiją, geografiją, psichologiją ir biologiją. Na ir psichologija buvo tikrai labai didelis iššūkis, bet kažkaip po truputėlį su daugelio pagalba pavyko pabaigti mokslus ir psichologija iš tikrųjų mane įkvėpė. Pati mokytoja buvo nereali iš tikrųjų, kaip tokia role model, sakyčiau. Tai jos pamokos, jos charizma, aš pagalvojau, noriu būti kaip ji ir galbūt pasirinkti tą edukacinę kryptį. Bet kažkaip nenorėjau apsistoti gal vien ties edukacinę, ties švietimu, galvojau pasibaigti gal klinikinę, tai pasibaigiau klinikinę vaikų psichologiją. Tai va, ir nusprendžiau ieškoti galimybių Lietuvoje. Ir atradau tikrai nemažai darbo pasiūlymų ir su vaikais tikrai yra nemažai iššūkių, tai tikrai tėveliai kreipiasi ir mokytojai, tai yra čia ką atrasti dar ir šioje srityje Lietuvoje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad grįžau. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra vaikų psichologų mažiau negu suaugusių psichologų, tai visai smagu, kad grįžai iš Anglijos čia ir gali prisidėti prie tos emocinės sveikatos gerinimo. Bet tada smalsu, kokia kryptis tave pačią žavi arba kažkokie metodai galbūt, nes su vaikais, tai aš spėju, ten fantazijos turi daug būti. Taip, tikrai teisybė. Labai neuroįvairovė mane sudomino, sužavėjo, dėl to, kad ten yra daug krantų neatrastų ir iš tikrųjų, kuo toliau neriu tenais, tuo daugiau suprantu, kad yra ką mokytis, ką pažinti ir asmeniškai ir visiems aplinkui dirbantiem toje srityje. Tai nereikia iš tikrųjų gal išsigąsti tos nežinomybės, nes tikrai daug yra literatūros apie tai ir galimybių tobulėti. Mane labiausiai galbūt tai ADHD ir nerimo paveikti vaikai domino dėl to, kad matau didelį kiekį vaikų šeimų besikreipiančių būtent dėl šitos priežasties. Tai iš tikrųjų labai neuroįvairovė mane sudomino. Aišku, ir psichiatrijos buvo įdomių temų, ir psichodinaminė, ir kognityvinė elgesio terapija mane labai domino iš terapijos pusės. Tai va, bet visgi apsistojo labiau ties neuroįvairovė, kaip tos srities specialistas. Suprantu, kadangi su vaikais jau minėjai ADHD, nerimas ar ne, ar dar yra kažkokios temos, kurios pačiai patinka, kurios įdomios ir spėju, kad ir tėvus tenka įtraukti į konsultavimą. Taip, tai iš tikrųjų labai daug tenka ir su suaugusiais dirbti. Tai negalėjau apsistoti vien tik tai su vaikais, nes vaiką supa aplinka. Tai iš tikrųjų ir mokytojus, ir mokytojams padėti, ir palaikymo ratus organizuoti. Tai tikrai ir mokyklose yra to suaugusiems palaikymo, kurį reikia skirti. Ir laiko į būtent apie perdegimą irgi, maniau, pirma tokia tema, kai manęs paprašė padaryti pristatymą, aš galvoju, tokia labai plati tema, bet iš tikrųjų pati pradėjau domėtis, kaip tai yra paveikiama, kaip žmonės jaučiasi perdegimo jau būsenoje ir tikrai labai įdomu pasidarė. Tai aš manau, kad dar ir tai būtų kažkas, į ką galėčiau orientuotis. Ir iš tikrųjų mane dar tai galbūt ir nukreipė į mindfulness, nes pasirinkau dar studijuoti medicinos srities kognityvinę elgesio terapiją ir mindfulness pagrindus. Tai labai įdomus mokslai, dar tik tais pradžia, bet labai daug tikiuosi ir galbūt ir tapsiu mindfulness mokytoja, tai toks galbūt life goal būtų. Tai man labai patiko šitas sritis ir manau mindfulness apima labai daug, apima ir suaugusių problemas, ir vaikų, galima dirbti iš visų sričių. Ir šiaip manau, kad patirti ir pažinti įvairaus amžiaus kryptis
tarpus ir praktiškai pamatyti yra labai svarbu. Tai aš to turbūt ir siekiu irgi, kad ir taip padirbėti su įvairaus amžiaus žmonėmis. Galvojant apie tai, kad žmonės vieni kreipiasi pagalbos, kiti nedrįsta kreiptis pagalbos, tai ką palinkėtum žmogui, kuris svarsto, bet nedrįsta kreiptis? Čia dažniausiai turbūt dabar jau šiuo atveju tėvai, kurie norėtų kreiptis dėl vaikų galbūt, bet nedrįsta, svarsto, ką jiem palinkėtum? Palinkėčiau nenusiminti, jeigu sakys, kad tai sunkus kelias, nes taip ir yra. Iš tikrųjų, darbas tai yra abipusis ir tėvams, ir specialistų reikia dirbti, bet visada bus rezultatas, jeigu dirbsi kartu. Ir svarbiausia labai nukreipti vaiką, kad tas specialistas ar mokytojas ar kažkokios ryties būtent specialistas yra tam, kad tau padėti. Ir tikrai tada ir vaiko požiūris keisis, ir pats vaikas norės pokyčių, tai aš manau, čia tikrai net tripusis toks tai darbas. Ir manau, kad pokyčiai, kadangi gali tikrai vykti, tai ir siūlyčiau pabandyti tą procesą pereiti. Ačiū labai. Tai ačiū labai, kad pasidalinai apie save ir savo įžvalgom, savo matymu. Ačiū visiems, kurie klausėt. Jeigu norėtumėt užsiregistruoti pas Agnę konsultacijai, kviečiame užsukti į Pokyčių namų tinklalapį, susirasti Agnės profilį ir pasirinkti jums tinkamą laiką.